Aš irgi tada sėdėsiu gerai, jeigu jūs neprieštraujate, tai pirmiausia dėkoju visiems, kad susirinkot, nesvarbu dėl kokių aplinkybių čia susirinkot, bet vis tiek džiugu, kad jūs atėjote. Džiugu, kad jūs atėjote ir nežinau, kažkaip kalbėti apie tą eilėraščių knygą pačiam yra sudėtinga, tai yra tokios apie kitų kartais poeziją kažką pasakyti, kad ir nemokšiškai yra paprasčiau, bet tai, ką Rimantas minėjo ir tai, kad buvo kažkoks kelias nuo tos pirmosios knygos, turbūt nemažai galvojant ir svarstant su bičiuliais, kokia ta poezija turėtų būtent tavo būti, ką tu gali jai pasiūlyti, tai kažkaip dabar džiaugiuosi, kiek tai įmanoma, aišku, nekvailai džiaugtis, tai kad sugebėjau atsilaikyti nuo tokio, kažkaip norėjimo būti labai moderniu arba tokiu, netikėtų vardan paties netikėtumo, nes, puikiai suvokiu savo kaip rašančio žmogaus poeziją ribas, tai o mes kalbėjom tryse prieš tai Sigito Gedos rinktinę pristatinėdami, Rimantas Kmita ją sudarė, tai užtenka pažiūrėti turinį to žmogaus palikimo, kad tu suvoktum, jog, galbūt viena iš tų ganyklų, kurioje jisai ganėsi ir viską nuvalgė, galbūt tu dar, vienoje iš tų esi ir kažką dar mėgini skabyti, kokią žolę, kuri dar ten liko, šiaip jisai yra nulėkęs jau į kitas ganyklas ir apie tai negalvoja, ką jisai palieka kitiem tokiem smulkiem, žodžiu, parazitam. Tai aš džiaugiuosi dėl dviejų dalykų. Dėl to, kad atsirado kažkoks toks gal ir pasitikėjimas ir tai yra susiję ir su čia esančiais žmonėm, kurie dalyvauja šitame pristatyme, kurie čia klausosi, ką mes dabar kalbam, kad kažkoks toks, išdrąsėjimas galbūt nebėgti nuo tokio savo, nors ir ką, čia daug yra to bėgimo, bet aš ką noriu pasakyti. Noriu pasakyti, kad knyga yra labai plona. Ir kai jau porą kolegų sako, kad 24 litai, kad jinai brangiai kainuoja, bet čia dabar labai taip sentimentaliai nuskambės, bet aš vis tiek noriu tiesą pasakyti, kad neplanavau aš taip greitai šitos knygos išleisti, nes bičiuliai, nemažai bičiulių kaip tik šiuo metu leidžiasi ir ten tie visi konkursai, ten skirsto kažkam pajamas, paramas, tai neplanavau dabar taip irgi tos knygos leisti, bet kai Tyto Alba pasiūlė, tai pagalvojau, kad šitoje knygoje iš esmės pagrindinis veikėjas yra mano tėvas. Tuo įsitikinau dar kartą perskaitęs tą knygą prieš pristatymą, kažkaip kai tie eilėraščiai gulė kompiuterio folderyje, tai taip neatrodė ir pagalvojau, kad suspėsiu tą knygą išleisti, kol tėvas bus gyvas ir ta knyga gali būti tokia plonesnė, bet su dvigubu viršeliu, kad atrodytų kaip staresnė. Bet nespėjau tėvų šitos knygos įteikti ir jisai jos neperskaitė, tai aš gal tiesiog tada perskaitysiu vieną eilėraštį, kurį norėčiau jam dedikuoti šį vakarą. Jisai toks poelgis, sakyčiau, turbūt esminis. Vadinasi, buvimai, kurių tau niekada neištariau ir neištarsiu. Tu man esi žiemą ant šakos lašiniai į laužą, smilkstantis šakos galas. Tu man esi, kai viskas aplink ištirpsta, dūmai, kuriuos įtraukiu. Tu man esi be jokių nuoskaudų, lygiai taip pat, kaip ir aš tau nesu, dūmai, kuriuos įtraukiu ir atkosėju tave, taip ilgai negrįžtantį, o tada šiaip taip sugrįžtantį,
kosėjantį kažką apie žmogų, pasodintą ant laužo. Tu mane pasiėmęs kartu, kai veždavom į laukus sriubą kombainininkams, kai įgnybdavai melžėjoms, kokie dideli būdavo tie laukai, kaip ilgai dabar trunka mūsų kelionė. Dūmai, kuriuos įtraukiu, yra tavo namų dūmai, viskas, ką kosėju, yra kitas šakos galas, kuris taip pat užsidega. Tu man esi be jokių neišsipildymų, lygiai taip pat, kaip ir aš už tavęs neišpildau. Kai naktį ateidavau pasakyti, kad stovi kažkas už lango ir žiūri į mane neužmiegantį, atsakydavai, kad vis tiek reikės užmigti, kad vis tiek ten niekas nestovi. Tu man esi, kai eidavom dviese ir tokie ledai pingvinai, kai pasakėjai, kad galiu kiek noriu užsisakyti, tokie trigubi ledai, kai užkliūdavo už plytelės ir viskas nukrisdavo, kai abu nuspręsdavom, kad čia nieko tokio. Dūmai, kuriuos įtraukiu, yra dūmai geltono pienovežio, kurį gavome griuvus kolūkiui. Kaip ilgai jis važiavo į metalo laužą, kuris buvo visai be dūmų. Kaip toli su juo nuvažiuodavau, nors jis stovėjo be ratų. Tu man esi be jokių sentimentų. Net ir tada, kai paklausi, kodėl dūmai, kuriuos įtraukiam, rūksta iš degančio namo, o šiąnakt per sapną atėjo pingvinas, padėjo kiaušinį, dabar turiu laukti, kol tu iš jo išsirisi manim. Tu man esi be jokių nusivylimų, lygiai taip pat, kaip tu esi savo. Kai dviese žaisdavome kvadratą, nebūdavo ką išmušti, todėl ir dabar tavęs neišsimušu. Melžėjos sakydavo, kad esam labai panašus, kaip neteisingai jos galvojo, kokios skaudžios yra žmonių tiesos. Tu man nesi, pasakiau, nes taip nesakyčiau. Tu man esi, atsakei, gesindamas laužą. O šiandien per semiotikos paskaitas sužinojau, kad žodis gali nieko nereikšti, kad tavęs niekada neįtrauksiu į jokį kvadratą, niekada tavęs neišsitrauksiu. Tu man esi pažadėjęs, kad gausiu pingviną, kuris guli ant spintos, jeigu neverksiu, kai trauksi man dantį. Dabar jau nėra ką ištraukti, dabar tik tai šaknis jungiančios mus, dabar tik nuskausminti nervai. Dūmai, kuriuos įtraukiu, yra dūmai, kuriuos įtraukiu iš tavo palikto laužo mano akims. Daugiau neturiu, ką tau pasakyti. Dabar pasakysiu viską. Tai va, toks skaitimas buvo.